Diena, šiandieną noriu pristatyti paskaitą, kurios tema yra žmogaus nervų sistemos sandara ir funkcijos. Šią temą turėsite kelias paskaitas, suskirstytas į tam tikrą laiką. Tai šiandieną mes pradėsime bendrai, kad būtų aišku, kaip tas galvos smegenų sandara, iš ko jinai susidaro. Tokias pristatysiu kelias teorijas, galbūt apibendrinant, gana paprasta bus suvokti. Mes iš praeitų paskaitų kalbėjome, lygtais analogos žmogaus galvos smegenim galėtų būti kompiuteris, todėl kad talpina skirtingais kanalais gaunama informacija, vizualinė, garsinė, gali atlikti begalę daug veiksmų, funkcijų, lygtais galėtų būti tapatinamas galvos smegenys žmogaus su kompiuteriu. Jeigu evoliuciniu požiūriu žiūrėtume, galvos smegenų tūris šiandien dienai yra gerokai didesnis, lyginant prieš kelis milijonus metų. Ir vienareikšmiškai žmogaus galvos smegenys pagal savo funkcijas yra panašius į žinduolius ir roplius. Todėl mokslininkas MacLean 1990 metais pristatė savo teoriją, kurioje pagal šias funkcijas suskirstė žmogaus galvos smegenis į 3 lygius. Tai pirmasis lygis funkcijos panašios ropliams, antrasis lygis funkcijos panašios žinduoliams ir trečiasis žmogui. Tai pirmajame lygyje šie smegenų dalis, tai yra pagrindinė ir pirmykštė smegenų dalis vadinama, ir čia mes turime visus instinktus, kurie reikalingi išgyvenimui. Ir ši smegenų dalis yra atsakinga už pusiausvyrą, refleksus, reprodukciją, automatinį, užprogramuotą elgesį. Tai jeigu keliautume į pavyzdžius, tai čia mes kalbame apie įpročius, apie gyvenamosios vietos saugojimą, apie nusistovėjusią veiklą, tam tikras taisyklių laikymasi. Ir čia mes iš praeitų paskaitų atsimenate, turime simpatinę nervų sistemą ir jos atsakas kovoti arba greitai atsitraukti, pabėgti, tai būtent yra tas biologinis atsakas į stresą. Tai šiai daliai simpatinė ir parasimpatinė nervų sistemos ir priklauso. Tačiau jeigu asmenims ši dalis yra ypatingai išreikšta, tai sąlygoja tokius psichologinius sutrikimus, kaip pavyzdžiui psichopatija, agresyvus asmuo, grobuoniškas, bejausmis aukai, paranoja, asmuo mato save kaip auką, aplinkui mato pavojus ir grėsmes. Antroji dalis, anot mokslininkų, pagal funkcijas galėtų būti prilyginta žinduoliams. Čia mes jau kalbame apie motyvaciją, apie ribojimą tam tikrų emocijų, tam tikrų troškimų, apie emocijas, apie jausmus. Ir čia jau svarbu paminėti tai, kad būtent mes gebam mokytis ir tai atsiminti, ir tai jau tampa, tas mokymosi, ta informacija tampa atminties dalimi. Na ir trečioji, kada išsivysto galvos smegenų dangalas, tai būtent galvos smegenų žievė. Taigi truputėlį apibendrinant, ropliai, ir čia mes turim veikti veiksnį, tada mes kalbam apie praeitį, mes turim žinduolius, tada mes sakome, kad čia mes gebam jausti ir tai kalbam apie dabartį, ir žmogus mąstantis ir kuriantis ateitį. Taigi, apibendrinant, nuo instinktų keliaujam į gebėjimą mokytis ir vis dėlto kuriam ateitį ir turime atminti, siejame dalykus ir gebama abstrakčiai mąstyti. Tas mokslininkas Clark pristatė tokią teoriją, kur galvos smegenys suskirstė į 4 mąstymo funkcijas. Pati pirmoji funkcija, pirmasis lygis būtent yra veikti, kada čia mes kalbam apie judesių koordinaciją, apie derinimą valingus judesių su pozos palaikymo judesiais, homeostatinę reguliaciją. Antrasis lygis, čia mes turime sritį atsakingų už emocijas. Ir trečias, 4 lygis bendrauti ir mąstyti. Taigi, veikti, jausti, bendrauti ir mąstyti 4 pristatytos mąstymo filosofijos.
Na ir keliaujame į biologinius dalykus, tai tikrai žinote, kad turime galvos smegenis, esančius kaukolėje ir nugaros smegenis, kurie yra stubure ir būtent nugaros smegenys surenka visą informaciją iš viso kūno, iš periferijos, visų galūnių, vidaus organų ir perduoda galvos smegenims, kurios apdoroja gautą informaciją, priima sprendimus, planuoja elgesį, numato būsimą elgesį, atlieka kūno kontrolės funkcijas. Taigi, galvos smegenys, vienur teigiama, kad yra kilogramų 500 gramų, tačiau tai, jeigu kad ir kaip mes bežiūrėtume, tai yra tik tai sudaro 2% visos kūno masės, tačiau deguonies, tai yra energijos, sunaudoja apie 20%, o miego metu kraujotaka suintensyvėja iki 40%. Per minutę atlieka, skaičiuojama, kad apie 100 milijonų veiksmų, per gyvenimą įsisavinimą vėl tam tikrą milijonų milijardų bitų informacijos ir tokiam kompiuteriui sukurti reiktų gana didelių investicijų, kad vis dėlto sukurti analogą žmogaus galvos smegenims. Taigi, tam tikras svoris, kilogramas 300, kilogramas 500, 75% vandens sudaro. Na ir tokia bendroji informacija šiandieną, tai pirmajai mūsų paskaitai susipažinti apie žmogaus galvos smegenų sandarą ir josios funkcijas. Susitiksime sekančiose paskaitose.